Radijo namai. Tai labai gerai. Taip, laba diena. Panelė Aguona, ar jūs žinote, kas yra vaivorykštė? Taip. Kas jinai yra? Žinot, kaip jinai susidaro? Nežinom dar irgi. Galite pasakyti? Kaip saulė su vandeniu susitinka ir tada pasidaro vaivorykštė. O tai kur jie susitinka? Danguje. Bet, pavyzdžiui, vanduo, dabar aš matau vandenį ir saulę, bet nėra vaivorykštės. Nes ant baseinų turi iššokti į viršų vanduo, čia nešoka. Kur į viršų jisai turi šokti? Kažkaip turi bent jau į orą patekti, kad tipo, čia galėtum iššauti ir ore būti, ne? Taip, sakote, kad turi būti vanduo ore? Taip, ir saulė. O jeigu saulės nėra? Tada nesusidaro. O danguje turi būti debesų? Nesvarbu. Nesvarbu, ar debesis ar ne debesis, bet reikia saulės ir vandens. O tai kaip tas vanduo iššoka? Arba gali lyti ir tada būna saulė ir lietus, tada būna vaivorykštė. Kai lyja būna lietus, Jo. saulė ir tada vaivorykštė. Taip. Supratau. O tai čia kažkas taip liepia, kad būtų tas? Neliepia. Čia pats dangus nusprendžia, kada bus vaivorykštė ir kada nebus. O Lietuvoje būna vaivorykščių? Būna. Kada būna? Kai mes, kai būna taip pat, kai būna ir saulėta, ir... Ar žiemą galime pamatyti vaivorykštę? Ne. Tik tais, nebent labai šiltoj šaly, kur yra žiema, kaip vasara šilta. Kaip vasara. Ar girdėjote, kad Lietuvoje dabar yra daug sniego? Taip. Ir ten dabar, sakote, negali būti vaivorykščių? Ne, žiemą nebūna vaivorykščių. Nebent šiltoj šaly, kur būna saulė ir būna dar lietus. Aišku, lietus gali būti visur, bet turi saulė būti būtinai. O saulė nebėra kur gali būti. Nes saulė gali būti, pavyzdžiui, Lietuvoje gali būti Graikijoje, pavyzdžiui. Gerai, labai ačiū Jums už pokalbį. Radijo namai, tai labai gerai. Radijo namai, tai labai gerai.